pradžioje gal paleidom Paulių Belevičių, žinom, kad tikrai galime mes tokius įgadavim išmes porą pirmus metimus laisvus, įkrito tie metimai ir po to jau sunku sustabdyti, buvo karstas žaidėjas, jis ten iš 11-9 taškus įmetė turbūt pradžiai visus tritaškiais, taip kad toks buvo lengvas šokas, bet po to tikrai vaikėmės jį, stengiamės neduoti išmes metimų ir tas mums po to pasiteisino. Redikų ir Brusoko nebuvo, taip kad nukraujavus komandą, mes turim priekinę liniją tikrai gan neblogą šitai lygai ir tikrai norėjom ją išnaudoti ir man atrodo pavyko, nes daug žaidėm per priekinę liniją ir daug taškų iš to pelnėm. Visą laiką čia su jaunimu mes labai bangoti, vieną dieną galime labai kaip ant bangos, kitą dieną net pažįstami būti, taip kad to pastovumo norisi, bandom tą siekti ir stengiamės. Šiandien turėjom didelį pranašumą po krepšiu ir mes turėjom jį išnaudoti, tai nebuvo mažiukų darbas šiandien pelnyti taškus, gal antroj pusė tiesiog pasisekė, gal buvau laisvesnis ir pavyko susimest, bet pagrindinis tikslas buvo išnaudoti didelius, nes tikrai didelę persvarą turėjom. Tada labai džiaugiamės, turėjom reabilituotis, nes vakar turėjom tikrai skaudų pralaimėjimą, tai šiandien labai džiaugiamės.